Sveiki, su jumis yra Svajonė Taro. Dirbsiu šiandien su Taro Z kortomis, kuriejas yra Alejandro Colucci. O tokia kortų kaladė. Tai yra su zombiais ir žiūrėsime, koks negatyvas šiuo metu yra pas jūs. Bus du variantai, dabar numesiu replikatorius, kur turėtumėte vadovautis. Koks negatyvas šiuo metu arba kokia situacija negatyvi puola jūs ir kur reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmas variantas. Antras variantas. Jeigu reikia laiko, sustabdykite, pasižiūrėkite. Kaip su manim susisieksite, viską rasite komentaruose. Taigi, pradedame nuo pirmo varianto. Krenta Saulės korta. Čia yra energija, pasveikimas, energija. Galbūt pati korta parodo energijos įsiurbimą arba sudegimą. Kartais saulės turi saulės pliūpsnius, galbūt su saulė kažkas yra problema. Viena sako, aš pastoviai turiu odos problemas, kai saulėje būnu. Kitiem negatyvas eina tai, kad energijos neturi, arba sveikata vis išnyksta, arba džiaugsmas išnyksta. Kadangi klausimas, iš kur kyla negatyvas, tai kas viskas buvo labai gražu, ar ten romantiška, ar jauku, tai saulė rodo visgi, kad viskas labai greitai sudega ir pavirsta į pelenus. Tai galbūt energija eina ar ant sveikatos ir tai gali būti susijęs su vaikais, su džiaugsmu, su meilė, su jausmais, energija. Bet šiaip tai pati korta yra pozityvi negu negatyvi. Šiaip tai džiaugsmo korta, energijos atsigavimo, vaikų, kada leidi romantiškai laiką, kada nori būti su kažkuom, kada sveikata gerai, kada atsigaunate. Čia gali būti du variantai. Arba jums viskas išnyksta, energija išnyksta ir viskas yra blogai. Arba atvirkščiai, jūs turite viską pozityviai. Taip tiesiog palieku du variantus, nes, kadangi klausimas, kaip negatyviai jūs eina ir kas negatyviai jūs veikia, tai yra, gali būti ir energijos nebuvimas, ir išsekimai, ir nuotaikų kaitos, ir nenorėti niekur eiti, nieko darytis. Netgi, taip sakyčiau, galite sėdėti namuose, niūriai užsidėję užuolaidas ir sėdėti ir nieko nenorėti, nieko daryti, nieko veikti ir niekur net kojus ištėdinė. Nesidžiaugite gyvenimu, kitaip tariant. Trūksta to, sakykime, galbūt kai kuriems trūksta saulės ir kadangi nėra saulė, niūru ir tos tokios nuotaikos negatyvas, labiau nepozityvios, kaip bebūtų. Gyventam žiūrim, kas čia. Dar. Pažas dovanos. Pažas penktаклio. Sunkiai dirbti, pasiekti rezultatus. Šiaip tai penktаклio pažas, tai parodo tokį vyrą, kuris yra labai smulkmeniškas. Vyras, kuris viską lėtai daro, viskas toksai ramu, susisklendęs. Kartais yra per daug pedantas, kartais per daug lėtas žmogus, arba jūs tiesiog lėtas. Viskas toks turi būti struktūriška, turi būti pagal tam tikrą tvarką, labai gerai su deimantais dirbti, nes toksai žmogus smulkmeniškas yra. Pati korta parodo, kad pinigai ateina iš lėto, investicijas irgi iš lėto, grąžinote kažką irgi iš lėto. Apskritai su darbu irgi galbūt žmogus tik mokinasi, santykiuose irgi labai sulėtėja, yra viskas sulėtėja. Kartais žmogus atrodo neapsisprendžia, ko nori santykių, nenori santykių, būsim, nebūsim. Ir pati korta, tas negatyvumas galbūt yra tame, kad per lėtai viskas, per pedantiška, per jau žinot, įkyriai lėta, nesuvokia žmogus, ko nori. Čia toksai ir zombis, lyg kraujuotų akis, lyg taip pats, žinai, dar čia ta varna tokia nužudyta, tai atrodo, kad žmogus, čia pasakyti, labai sunkiai dirba, labai daug stengiasi, per daug persistengia kartais ir pervargsta, pervargimas, energijos nebuvimas, nes išsekęs kūnas, išsekęs energetiškai, nenori nieko daryti, tiesiog lėtai viską daro. Ir trečia korta, tai yra devintukas skeptro arba lazdų, skydo korta, apsaugos, ligos, pasiaukojanti kova, pavargęs, užsispyręs, sunkumai, pavargimas, nenori nieko daryti, negali. Galbūt yra su vaistais problemos, tai yra žmogus tiesiog toksai
nenori nieko daryti, nenori niekur eiti, nieko. Negatyvas yra tai, kad tokia apatija pa žmogų. Gali būti tai sveikatos bėdos, gali būti tiesiog dėl įtampos gyvenimo, nestresinių situacijų. Galbūt tiesiog šiuo metu žmogus priverstas būti izoliuotas dėl tam tikrų aplinkybių, tarkim, mažas vaikas, neįgalus žmogus, apskritai liga kokia arba šeimyninė situacija, nesinori nieko daryti, ar apskritai pinigų nėra, nesinori eiti. Nu, kiekvienam skirtingai. Tai vat, pirmas variantas toks. Koks antras variantas, nes čia truputėlį teisingumas. Vėlgi, su teisingumu, su teismais, su dokumentų tvarkymu, teisybės ieškojimu. O tokia korta problemos yra, negatyvas yra per teisingumą. Arba jums nesakoma tiesa, arba jūs einate per teisinius dalykus. Tai advokatai, notaro, sodros, mokesčių inspekcijos, teismai, skyrybos, vestuvės, kitos problemos teisinės, ne, kai sodina į teismą jau, kad tai kamera. Problema yra tame, arba ten susijęs su kažkokiu žmogum, kada yra meluojama, kada yra apgaudinėjama, jūs tiesiog norite tiesos. Taip, karalienė taurių, čia tokia moteris impulsyvi, viskas emocijomis parengta. Moteris arba labai užsiskleidžia savyje, tyli rami, arba labai tokia isterikė, kada gali šaukti, rėkti, viską pasižiūri per tokią emocijų prizmę. Ir šita moteris visko nori tobulai, čia, dabar, noriu teisybės, noriu, kad nemeluotum, gali, žinokit, meluosit, apgaudinėsit, nesakysit teisybės, įsisukinėsit, žiūrėkit, jau šlepetės skrenda į jūs ir ten tokia moteris, kad kartais žvilgsnio užtenka. O kartais tokia moteris gali būti viskas su savyje, susikaupė, verkia susigūžusi ir tokia emociškai. Man sunku, aš nežinau, ką daryti. Čia dvejopės taurių karalienės, labai romantiškos, labai grakščios, viskas pasireiškia emocijomis. Bet abi moteris nori tobulybės, nori 100%. Mokinkitės klausytis, merginos, mokykitės klausytis, nes nuojautos, klausykitės vidaus, ką reikia toliau daryti. Lazdų, čia kardų. Lazdų, man atrodo, pasižiūriu. Čia buvo kažkur tais lasdos. Ne, čia kardai. Kardų pažas. Stresas, žlugimas, trukdymas, neapgalvoti padariniai, kova. Tai yra stresinė situacija, kada kažkas kažką pasakė, kažkas kažką padarė, dabar stresas, reikia aiškintis, bandyti kovoti, spręsti. Čia bendravimas irgi kova, tai gali rodyti kovoti dėl savo situacijos, jeigu per teismus, ne, bandyti po save pastovėti, bandyti įrodyti. Žmogus pasielgia nesąžiningai, žmogus kažką pasakė, galbūt pasielgia kažkaip, gal apvogė, gal išprievartavo, gal žalingus įpročius vartoja. Apskritai situacija, kada reikia kovoti, kada žmogus pasielgia neteisingai. Galbūt jūs pati pasielgite, arba pats pasielgite nesąžiningai ir šitoj vietoj negatyvas tai, kad yra stresinė situacija, apatinė situacija. Čia liktai jau viskas aišku, bet dar norisi vienos kortos antram variantui. Nežinau kodėl. Kaip čia įspręsti jūsų situaciją, nes tikrai situacija arba į kurią pusę situacija eis. Nes situacija yra tokia sudėtinga. Aštuntuką pentaklių tai yra mokymasis stengtis dirbti. Tai susijęs su darbu arba su pinigais, kada reikia daug dirbti, daug mokintis, daug ką patirti, galbūt su daug ko pabendrauti, kad suvokti situaciją kaip toliau. Aštuntukas pentaklių parodo sunkumus, kada reikia be galo daug dirbti. Galbūt jeigu tai susijęs su teisiniais dalykais, galbūt reikia pasidomėti dar papildomą informaciją arba paieškoti jos. Galbūt pasiskaityti tam tikrus teisinius sprendimus, ne? Vėlgi mokinti spręsti problemas irgi gali būti kaip atsakymas. Mokėti bendrauti iš konfliktinės situacijos išeiti. Taip pat aštuntukas pentaklių simbolizuoja pinigus, ne? Kad galbūt reikės susimokėti kažkokius pinigus, didelę sumą pinigų ir reikės labai sunkiai dirbti, kad išeitume. Tai yra pinigais apmokamas situacija, kad reikia susimokėti, arba jūs gausit pinigų. Čia kiekvienam skirtingai. Su jumis buvo Svajonių Taro. Ačiū, kad buvote. Iki.